Sveiki, draugai, bičiuliai, vėl savaitgalis, vėl prie vandens, vėl žvejyboje, vėl esu parke. Kodėl parke? Kad nors ir saulėta, yra tik vos plus 10 šilumos, tai šiaurės rytų vėjas, tikrai gan šaltas ir stiprus. Čia nuo jo pavyko šiek tiek pasislėpti, kiek ramiau. Na, ir nors tokio vėjo kryptim tikrai nesidžiaugiu, nėra tai ta kryptis, kurios metu žuvis yra labai aktyvi. Kas ten žino, gal kokį pavyks surasti alkaną. Esu užmetęs giliai džiunglėse, su kita ieškau vėlgi čia, trečia vis dar guli čia. Kodėl taip? Tai šį kartą noriu jums papasakoti šiek tiek apie savo sistemas, kokiamis žvejojami ir kaip jas susirišti. Taigi, ką naudoju? Naudoju paprastus LED klipus. Kodėl taip? Tai paprasčiausia priežastis, kad yra labai paprastas ir lengvas būdas keisti švinos svorį, svarelius. Čia parkuose, kur nedideli gyliai ir kuomet gali būti dar šiek tiek galbūt dumblėtas nuo lapų įvairių dugnas, tai naudoju apie 50 gramų švinukus. Jeigu kuri kokį didesnį kanalą lekiu, lengvai galiu pasikeisti. Tiesiog į kokį didesnį naudoju apie 80. O Lietuvoje dažnai tikrai naudoju inline sistemą. Irgi apie 80 gramų, toks universalus svoris, patogiai žvejoti apie 80 metrų. Jeigu yra tik kietesnis dugnas, tai tikrai dažnai mėgstu jį naudoti. O kaip susirišti lidkorą, kuris tinka tiek vienai, tiek kitai sistemą, netrukus ir papasakosiu. Taigi, rišantis lidkorą jums reikės LED klipo, užsegtukų, tail ruberių vadinamų, greitų jungčių suktukų, quick change swivelio, replyčių, pačio lidkoro. Naudoju jau be švino, nes tas švinukas vis tiek dažnai išsimėto, išlenda. Adatėlės, labai patogi tokia vat su kilpele ant galo ir žinoma peiliuko. Taigi, traukiam lidkoro. Matuojam šiek tiek nuo galo, pasiliekam vietos, tai nepilną sprindį kokį. Užmaunam jį ant adatėlės. Maždaug pusiaukelėje adatėlę vėlgi ištraukiam atgal, lauk. Perkišam galiuką per kilpą, užfiksuojam ir neriam atgal, ištraukdami tą galiuką jau kitam gale, taip suformuojant kilputę, prie kurios tvirtinsim pagrindinį savo valą. Matuojam norimą ilgį, aš naudoju tokį ne per ilgiausią, apie 40 cm. Atsipjaunam. Pasiruošiam suktuką, būtent tam mums reikės replių. Taigi didįjį suktuko žiedą su replėmis ir nukepam.
Kągi, su kitu litkoro galu kartuojam procedūrą, neriam ant adatėlės, užmaunam, ištraukiam, tik prieš formuojant kilpelę ant galiuko uždedam suktuką. Taip gaunam litkorą, kurį galit pritaikyti tiek inline sistemai, tiek LED clip sistemai. Galus gražiai nudeginam su žiebtuvėliu ir toliau ruošiam LED clip sistemą. Čia jau panaudosim adatą, LED clip su plonesniu galu į viršų užmaunam ant adatėlės ir tada pervėrę LED clipą, stumiam jį iki pat galo ir užfiksuojam mūsų greitą jungtį. Iš paskos veriam taip pat tail rubber, tai jo, kaip sakyt, fiksavimas švino, apsauginė gumelė, kuria taip pat smailesnių galų į viršų ir po to užtraukiam iki galo. Užsidedam norimą šviną ir lengvai paseilę, kad lengviau užsitrauktų guma, užfiksuojam. Tokia vat būtų sistema mano litkoro, o prie jos, žinoma, reikia dar tvirtinti likusią sistemėlės visos dalį, tai pavadėlis su kabliuku. Naudoju paprastus pavadėlius, minkštus, kai pradėjau karpiauti, taip vien su jais ir gaudau. Tai labai tikrai primityviai, paprastai, bet negaliu skųstis, kad būtų kažkokių didelių atsikabinimų. Ir kaipgi ją surišt, taipogi netrukus jums parodysiu. Taigi mums reikės pavadėlinės medžiagos, naudojau katran ir dabar pasiėmiau dar kordą, kabliukų, naudoju daugiausia 6 numerį, Lietuvoje dar 8 numerį, o čia Olandijoje pasiėmiau ir 4 dėl laukinių stiprių karpių daugiau. Gumyčių, stabdyti boiliuką, kad kartu laikytus popikas su dugnu ir žinoma boilio stoperiukų, kurių dėka taip pat galima kiek reguliuoti plauko ilgį. Na, o dabar prie pačio rišimo. Tai vėlgi, įsitraukus galą pakankamą pavadėlio, formuoju mažą kilputę, 8 mazgas, paprasčiausiai viengubas. Neturiu traukėjo, tai puikiai tinka adatėlė, kiek timptelt valui. Nusipjaunam nereikalingus galus. Tuomet atsimatuojam maždaug norimą pavadėlio ilgį. Atkreipkite dėmesį, kad nemažai užsivinioja ir ant kabliuko ir susinaudoja formuojant kilpas.
Sekantis žingsnis būtent uždedam mažą gumelę, kuri laikys boiliukus kartu. Tuomet pasiemam norimą kablį, veriam iš nugaros pusės į užkarpėlės pusę. Per akutę. Tada maždaug atsimatuojam norimą plauko ilgį, su pirštais prisilaikom ir 7-9 kartus vyniojam aplink kabliuko kotelį. Ir kokiais 2-3 kartais grįžtam atgal link akutės, kur vėl iš nugaros pusės valą prakišam link smaigalio. Taigi turim suformuotą plauką ir teliko suformuot kilpą, kurios dėka taip pat pasirinkam norimą pavadėlio ilgį. Čia jau formuoju dvigubą aštuonetą. Vėlgi prieš užveržiant šiek tiek paseilinu. Užsidedam tail rubberius, kurie šiek tiek saugo nuo užsimetimo. Ir pavadėliai paruošti. Lieka kabint prie greitos jungties, dėt masalus ir mesti vandenį. Taigi tokias sistemas ir tokius pavadėlius naudoju. Plauko ilgis nuo kabliuko, kur atsilenkia iki kilputės galo, gaunas standartiškai pas mane apie 4 cm. Tai vat, viskas paprastai, bet veiksmingai. Toks kibimas taip išvažiavo, šįkart ne paukštis, kuris prieš tai judino. Ir mačiau, kaip vėlgi ėjo link šakų. Negali visi, kaip sakant, griežtai įmami karpiai sėkmingai pasiekt matą. Šis dėja po tokios pat griežtos pradžios dėja atsikabino, kabliukai nors tikrai aštrus. Tai telieka uždėti naują masaliuką, vėl tempt ten po medžiais ir tikėtis, kad tai nebuvo paskutinė galimybė šiandien susitikti su karpiu ant kranto. Vėlgi, tokiais atvejais, kai žvejoju taip arti kliuvinių ir turi būti tikrai atsargus bei tinkamai valdyti žuvį po kibimo, kad žuvis kuo greičiau
šiek tiek pasiektų atviresnį plotą, tai tik pakėlęs, dažniausiai prilaikau netgi būgnelį ranka ir po truputį einu atgal, taip traukdamas žuvį, neviniodamas iš rytės, neduodamas tiek tempimo valui, galimybės nutrūkti. Taigi to pasekoje šį kartą žuvies traukti nepavyko. What? Heb je hoor? Hou het vasthouden. Ah, is goed. Zo, karpertje, zegt hij dan. Jeetje. Eigenlijk moet je op de foto. Geweldig. Kągi, antras kibimas, ta pati kombinacija, iš tos pačios vietos, vidury dienos, kai mažiausiai to tikėsi, bet šis puikus 11 kg žvynius
sėkmingai pasiekė krantą ir dabar paleisim atgal. Žvejyba artėja prie pabaigos. Savaitgalis irgi, bet savaitgalis tikrai mane nustebino. Tokiais orais atšalus ir būtent vėjo kryptim nepalankę. Kažką pagaut nesitikėjau, bet darant viską, kaip sakant, taisyklingai, teisingai, pasirenkant viską tvarkingai. Rezultatas neprastas gaunas. Tai liko susirinkti daiktus, liko paskutinė meškerytė, ten giliau dar. Ir turiu prisipažinti, kad nors vakar buvo dar prastesnė diena, bet irgi čia lankiaus, pagaut žuvį irgi pavyko. Tad kol rinksiuos daiktus, pažiūrėkit, ką tas pats potelis tarp medžių padovanojo man vakar.
Kągi, trumpas išbėgimas į parką atsipirko, nors saulė keitė lietus, nekart teko slėptis po medžiais, bet po vienos iš tokios serijų, po lietaus, išgirdau, kaip važiuoja giliai krūmynose įkišta meškerė ir labai greit pasidavė iš toli, tai visą kovą ir visą jėgą atidavė prie kranto, ilgai teko su juo tikrai žaist, bet įviliot į savo graibštą pavyko ir šį kartą 14,5 kg nuostabi linija. Koks karpiukas, koks karpiukas. Tuo aš jums. Na, braškė su česnaku šį kartą. Pažiūrėkite, kaip jums žuvytė, kokią liniją. Puiku. Ir tai tik atvažiavus porai valandėlių užsimest su pava, tikslingai keli boiliukai šalia ir taigi pasidarom nuotraukėlę ir paleidžiam. Ir kągi, jeigu jau pažiūrėjai iki šitos vietos, paspausk like, paspausk subscribe, parašyk komentarą, palyk nuomonę, ką galbūt galėčiau daugiau parodyti šiuose video. Ir, žinoma, susitiksim greičiausiai, kad jau vėl už savaitės. Tad iki. Oh, okay.